Labas vakaras, milijonierių projekto žiūrovai. Šį vakarą turiu labai fainą, žavią, protingą, išmintingą moterį, astropsichologę Rūtą Remeikę. Labas vakaras, Rūta. Sveika, Asta. Ir šį vakarą mes turime žiūrovam paruošę labai įdomią temą ir labai aktualią temą. Ir, sakyčiau, tokia gan mitais tokia apipinta. Astropsichologija, astrologija. Kas tai yra? Aš manau, kad jau mūsų, kaip ir sakau, mūsų šiandien dieninės žmogus yra truputį išprusęs. Ir gal jau yra truputį susipažinęs su subtiliais pasauliais ir žino, kad kažkas yra daugiau negu mes tik tai, negu mūsų kūnai. Ne? Tai astropsichologija, jinai nori išaiškinti žmogui, kad mes eidami per gyvenimus susikaupiam kažkokią savo patirtį. Ir tą patirtį mes galim panaudoti ir būti džiaugsmingi. Arba galima nežinoti, kad mes tą patirtį turim. Ir tada vėl kankintis ir kažką tai naujo ieškoti. Tai šiandieninė astrologija, jeigu jau kalbėti apie pačią astrologiją, jinai viską parodo. Kada tu apsiženysi, kada tu vesi, kada tu turėsi vaikų, kaip viskas įvyks. Ne? Ir aš mokinausi, kalbėsim šiandienai apie sielos formulę. Ir sielos formulę mokinausi pas Aleksandrą Stragorą. Jisai yra, kaip aš sakau, dedukas 80-metis ir daug ko sukūręs, daug ką radęs astrologijoje, bet jisai ieškojo būtent tos dvasinės astrologijos ir jisai sukūrė savo metodą, pavadino jį sielos formulę ir pas jį buvo tokia tikimybė, kad jisai, kai gimsta vaikas, įteikti žvaigždžių pasą. Kad tas vaikas žinotų, ką jisai turi, kokias savybės charakterio parsinešė, atsinešė ir ką jisai gali pasinaudoti. Kur pavėliau stoti, mokintis, kokią žmoną pasimti, kad neišsiskirtų, kaip toliau eiti per gyvenimą, kokią profesiją rinktis ir ką toliau daryti. Tai jo tas sumanimas kaip ir buvo toks labai puikus, labai geras, bet jisai gal ir neįsivystė iki to lygio, kad jau kiekvienas prie savo dokumento gautume ir būtent žvaigždžių pasą. Tai kas yra būtent sielos formulė? Tai yra tuo momentu, kai jūs gimstate, būtent tą minutę, tą sekundę, kokios būtent planetos, kokiose orbitose buvo, tą ir atsinešat. Ir kitą kartą mane klausia, bet tai du žmonės turi tokią pačią sielos formulę. Taip, gali būti, du žmonės turi tokią pačią sielos formulę, bet jeigu kartais 4 minutės skiriasi ir jau pas jie kitokie aspektai atsiranda. Ir gali būti, kad prie vienos planetos prisikabina kažkoks geras aspektas, o prie kitos planetos jau jisai bus nieko gero. Ir esmė tame, kad vieną formulę turint, galima skirtingai nugyventi visą gyvenimą. Tai mano tas toks susipažinimas su astropsichologija buvo labai įdomus. Iš tikrųjų, aš gyvenime visai nieko bendro neturėjau su šiuo dalyku, visiškai nieko bendro. Galbūt turėjau tokį astrologą, aš turėjau astrologą, ne tai, kad sakyčiau asmeninį, Palmyrą Kelertienę, tai buvo mūsų pastovi astrologija. Jeigu mes kūrėm įmonės, mes klausim, kada, kokią dieną kurti. Jeigu, kaip aš sakau, krikštino manūkus, aš irgi klausiau, kokią dieną krikštinti, kad viskas būtų gerai pagal astrologiją. Ir jau mes juokėmės, jau tikrai mes taip ją mylėjom ir mes visko klausinėjom pas ją. Tačiau kaip ir visą laiką gyvenime kažkas įvyksta. Ir kol tu keliauji, kol tau sekasi, kol viskas kuo puikiausiai vyksta, viskas gerai. Bet kai tik tai jau atsiranda kažkoks kabliukas, kad kažkas ne to, jau ne tą pusę eini, tave būtinai turi sustabdyti. Ir aš visą laiką sakau, jeigu pasirinkai ne tą, ką reikia, sulaužys koją, paguldys į ligoninę. Ir tada žinau, kad tu turi į kitą pusę pasižiūrėti ir eiti kažkur kitur. Ir tikrai visą laiką aš jau ir šiandien, kai konsultuoju būtent šitą sielos formulę, sakau, stebėkit ženklus. Visą laiką žiūrėkit, kas aplinkui visą laiką gyvenime vyksta, nes būtent tau nori tai pasakyti. Tai aš labai gerai irgi žinau save, kadangi pati stebėjau tos ženklus. Buvo toks žaidimas, aš nežinau, ar Facebook'e, ar kažkur kitur. Koks tavo angelas sargas, ten paspaudi knopkę, daugiau nieko nereikia, su Facebook'u susijungia ir iš karto tau pasako, ne? Kokia ten tavo ta ikona? Ir kažkaip tai tokius visą laiką bežaisdama žaidimus žaidžiau, bet prieš tai, kadangi aš sakau, su Kelertiene bendravom ir jinai mumi nusintė prie Aušros vartų yra kankinių bažnyčia. Nueikit, sako, uždėkit žvakutes, ten pasakė prie kažkokios ikonos ir sako, tikrai tai viskas veikia, sako, ir tai bus gerai. Ir aš, bebūdama būtent toj bažnytėlį, man labai patiko mažytės tokios ikonytės. Galvoju, vieną nusipirksiu, piniginį įsidėsiu, tegu būna. Ir kai jau Facebook'e žiūriu, ir pas mane toj piniginė gal kokie 5 metai buvo jinai. Žiūriu Facebook'e, kokią ta ikona. Ir man atsiverčia Facebook'e, kad motinos Kazanės
Kazanės motinos Marijos ikona. Aš galvoju, įdomu, kokia pas mane piniginiai ta ikona yra. Ateinu, pasižiūriu, akurat Kazanės motinos Marijos. Nu, va, galvoju, sutapimas tai yra kažkoks, ne? Ir kai jau gavosi toks variantas, kad mane nusintė, konkrečiai vienas žmogus, pas kurį aš buvau taip pat. Parašė Aleksandras Astrogoras, sako, pasivažiuok, nes kitaip, sako, to nieko nebus. Ir aš einu, žiūriu, kas tas žmogus yra. Ir tikrai, man tai, pavyzdžiui, aš buvau tokia dar nustebus, nes galvoju, važiuosiu pas kažkokį, tai dėduką, nupezusi, ką jisai man išmokins, galvoju. Bet jau jeigu visi važiuojam, tai važiuoja ir aš žiūriu. Jeigu nori mokintis pas jį, tai Maskvoje 2 metus praeisi. Mokinsiesi normalios astrologijos, bet jeigu nori greitutiniu būdu, sielos formulę gali išmokti Nižnij Novgorode, prie Svetlajaro ežero. Ir aš žiūriu, kur tie kursai bus, ne? Ir aš žiūriu, Svetlajaro ežeras, labai graži istorija, labai įdomi istorija. Ten yra Kitežo miestas, kuris kažkada tai nuskendo. Ir ten eina aplink tą visą ežerą ratu, meldžiasi, labai daro tokius įdomius visokius ritualus. Ir būtent tenai visi, ir jogos specialistai, ir energetikai, ir visokio plauko, kaip aš sakau, mokslininkai suvažiavę mokinasi. Ir ką jūs galvojate, aš atsižiūriu, kas ten dar yra, pasirodo Kazanės motinos Marijos šventykla ant to kranto stovi. Susdapimų daugiau, galvoju, nebūna, vadinasi, reikia sėsti ir važiuoti. Vadinasi, man jau ten nusintė. Tai va tai, aš visą laiką sakau, stebėk, kur tave siunčia, va tada ir važiuok. Tai va tokia buvo mano istorija, kaip aš susipažinau būtent su šitą astropsichologiją. Taip. Ir turim jau patį pirmą klausimą. Ar tiesa, jog norint sužinoti, kuo tikslesnį horoskopą, labai svarbu, kuo tikslesnė data ir net sekundžių tikslumu? Taip, dabar žiūrėkit. Jeigu norit labai tiksliai sužinoti, tada kiekviena sekundė labai svarbi. Bet ką jinai pasako? Jinai pasako tik tai gal 1/10 dalį visos tiesos, ką gali pasakyti sielos formulė. Nes sielos formulė kitą kartą visą dieną būna ta pati. Arba būna, pavyzdžiui, iš ryto iki 12 valandos, arba paskui kitą kartą per dieną pasikeičia 4 kartus. Gali būti taip. Bet dažniausiai jinai nebūna 4 minučių dėsningumo. Mūsų senesni visi žmonės, jie niekada nežiūrėjo, kokia ten minutė, kokia sekundė. Žino, kad gimė, kai gaidžiai giedojo. Žino, kad gimė, kai bažnyčioje varpai skambėjo. Ir tada turi atsirinkti, nes kokiu metu. Nepasakai to pačios tikslumo, jau ten, kaip aš sakau, kad jau būtų jau viskas labai aiškiai, ne? Bet vis tiek į tą pusę viskas lysta ir į tą pusę viskas yra nurėdyta. Jau jeigu tu gimėjai tą dieną, jeigu žinai, kad tikrai tą dieną gimėjai, tai vis tiek daugiau negu 75% bus tau pasakyta visos pilnos tiesos. Taip. O iš įdomumo dabar, ne dabar atsirado visa ta astrologija ir visa astropsichologija, gyvavo tai amžius. Gal yra kažkokių tai pavyzdžių, kas iš istorijos naudodavosi būtent astropsichologija, astrologija visa? Tada nedabaigiau sakyti, ne? Kaip ir sakau, jeigu pas Kelertę nebuvau, tai ten yra astrologija konkreti. Pasakys viską kaip yra. Ta, ką išmokau astropsichologijos, parodo kokybę. Kokios kokybės tas įvykis įvyks. Tai man buvo, pavyzdžiui, labai įdomu, ne? Nes šiandien dienai jau praėjus tą visą savo ir patirtį, ir mokymus visus labai stiprius, aš jau šiandien dienai žinau ir visiems sakau, niekada nebūna vieno varianto, visą laiką būna 3. Tai labai paprastas pavadinimas. Nuo visų pasakų žinom. Į dešinę, į tiesią ir į kairę. 3 keliai. Ir pas kiekvieną žmogų visą laiką yra 3 keliai. Kur tu norėsi, ten tu nueisi. Tik tai kokios kokybės tie 3 keliai, tai parodo sielos formulę. Jeigu eisi tiesiai bus taip, jeigu eisi į kairę bus taip, jeigu eisi į dešinę bus kitaip. Tačiau viskas priklauso nuo mūsų pačių. Labai daug tokių visokių yra pasakojimų, kad mes savo likimo kalviai. Labai tokios mūsų visi posakiai yra, bet tikrai jie mum duoti. Ir mes patys galim nusilipdyti tą savo kelią ir pasakyti, jeigu, pavyzdžiui, mane visą laiką kitą kartą paklausė draugės, tai kas čia per egzaminas manęs laukia ten su tuo vyru? Sakau, 3 variantai visą laiką būna. Tai pasakau, sako, kokie tie 3 variantai? Sakau, numirs pirmas variantas. Vai, numirs, blogai, ne? Koks antras, sako? Sakau, išeis pas 2 jaunesnė negu tu. Irgi negerai, o 3. Sakau, padarys avariją ir kai daržovė pragulės visą tavo gyvenimą, kol tu būsi. Ir žiūri ir juokiasi, sako, tu geresnių negalėjai parinkti, sakau, galėjau, bet tavo vietoj, sakau, yra tik tokie. Bet esmė kokia, kad viskas priklauso nuo to. Jeigu tu buvai gera žmona ir žiūrėjai savo tą vyrą kaip į normalų, tai gal bus taip, kad jisai važiuojant gatvėje nusuks galvą į kitą, pasižiūrės moterį, kad jinai gražiai atrodo.
bet čia dabar žiūrėk, dar yra koks yra įdomus dalykas, ne? Jeigu tavo formuliai parašyta, kad tu turėsi 3 vyrus, tai tu juos ir turėsi. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu gali išsisukinėti, gali, nežinau, dievobaiminka būti ir vis tiek, jeigu lemta, tai bus lemta. Galbūt tu į tą paskutinį vyrą turėsi vieną dieną, bet tu jį vis tiek turėsi. Ir jau jeigu tai buvo pasakyta, tai taip ir bus. Ir vienas toks, kaip aš visą laiką sakau, pas mumi taip pat pasakose irgi parašyta labai gražiai, ne? Kad mūsų moteris, mergaitė, kuri dar yra nevedusi, yra kaip tyro vandens šaltinis. Ir kodėl pas mumis sako išteka? Tas vandens šaltinis išteka į kažkur tai, ne? Ir jisai nuteka. Tai aš visą laiką sakau, į ką nuteka tavo tas vandens šaltinis? Gali būti auksinė taurė, brangiausių metalų su inkrustuotais briliantais, gali būti metalinis vamzdis, arba gali būti kanalizacijos vamzdis. Tai va, į kokį papuls tas tavo vandenėlis nutekės, tai tokią dar vieną savybę savo ir atsineš. Ir tu, turėdama dar kažkokį tai va tavo indą, kuriame tu visą laiką gyvenai, ne? Tavo irgi į kažkokią pusę keičiasi truputį viskas, ne? Tai dar būna toks labai įdomus dalykas, parašyta moters formulėje, kad turės vyrus alkoholikus. Ir nesvarbu, pas ją gali ateiti kunigas ir jisai vis tiek taps alkoholikas. Nes jinai atsinešė šitą formulėje. Ne vyrai atsinešė, ne kažkas kaip jinai. Ir jeigu pas ją užrašyta, tai gali turėti ir 7 ir visi taps tokiu. Tai va, o tai ką daryti? Tada jau yra praktikos, ne? Ir yra visokios praktikos ir tada jau reikia stengtis ir praeiti tą visą dalyką. Nes arba kitas variantas yra, susitaikyk su tuo. Kai susitaikai ir tada neieškai preteksto, ne? Arba kabliukų, kaip aš sakau, tai tada gaunasi kitaip. Tas truputį pasisuka į kitą pusę, bet pati pradžia tai užrašyta tokia. Ir, pavyzdžiui, jeigu ateina pas mane, aš iš karto sakau, čia tavyje yra bėda. Ne tas, kas pas tave ateina, o bet tavyje. Tai lygiai tas pas ir pas vyrą. Jeigu jisai yra auksinio indo inkrustuotais briliantais ir pas jį ateini, tai bus vienos savybės, ne? Jeigu ateisi ten į tą kanalizacijos vamzdį, gausi visai kitokią savybę. Tai va, tuo visi ir skiriasi. Ir kaip ir sakau, va čia labai reikia pasakų klausyti, nes iš pasakų labai daug visko išeina. Ir noriu pargrįžti šiek tiek dar prieš tai klausimą. Aš manau, kad jau kaip ir buvo atsakytas, kuo skiriasi astropsichologija nuo astrologijos. Gal tiesiog patikslinimo dar tokio ant I. Tai ant I tai būtų taip. Jeigu kalbėti Aleksandro Strogoro žodžiais, astrologija yra chaosas, o astropsichologija yra kokybė. Ir būtent ta astropsichologija remiasi sielos formulė. Nebūtinai. Astropsichologija, iš tikrųjų yra gal tų metodų ir daugiau sukurtų. Vienas iš šitų metodų yra būtent sielos formulė. Tačiau visi astrologai, kurie dirba, kaip aš sakau, konkrečiai su astrologija, jie žiūri, kokia planeta kur buvo ir ką atneš. Jie niekada nepasidomi, kokios kokybės tas vanduo atvažiuos pas tave, ir jisai bus švarus ar bus nešvarus. Tai astropsichologija truputį giliau žiūri. Ir jeigu žiūrėti astrologinius, astrologija yra natalinė korta, taip sakyčiau, ne ten išsireiškia. Tai čia yra sielos formulė ir jos skiriasi. Jeigu žiūrėti patį pagrindinį jau variantą, pagal ką mes tai žiūrim, tai va čia va jau yra skirtumas ir iš čia va tada viskas ir išplaukia. Įdomu. Ar užtenka vieno karto konsultacijos, kad rasti atsakymus ir nuspręsti, kur pasukti gyvenime? Ar per pirmą kartą galima sužinoti savo formulę ir visas kitas savo savybės tam, kad pagerinti gyvenimą? Tai kaip čia yra? Kiek čia tų konsultacijų reikia? Tai va tas ir durniausia, kad sielos formulė darosi vieną kartą gyvenime. Nes jūs vieną kartą gimėt ir žinot savo datą. Jeigu jūs ateisit po 20 metų ir sakysit, kad aš kitą dieną gimiau, tada darysim kitą. Bet jeigu jūs tikrai žinot savo datą, tai jinai daroma vieną kartą. Nes ir vieną kartą pasakomos visos savybės, kokios yra duotos. Aš kaip ir kitą kartą sakau pas mane, tai ką tu man čia nori, sako, paaiškinti, kokiu aš ten tų savybių turiu. Sakau, tu įsivaizduok, kaip pas tavį yra rūbų spinta. Ir tu tą savo visą rūbų spintą persineši į kitą gyvenimą. Tai pas tavį, pavyzdžiui, kojinių stalčius gali būti pilnas. Ten, pavyzdžiui, apatinių kitų stalčius gali būti pustuštis, o, pavyzdžiui, šitų paltų bus toks pilnas, kad tu ten daugiau nieko neįkiši, ne? Tai vat lygiai pas mumis tas pats. Jeigu mes atsinešėm kažkokias labai geras planetas, kurios, kaip aš tų paltų ten daugiau nedakiši, viskas, pamiršk. Ir tau nereikia daugiau pirkti palto, kad ten dar įgrūsti kažką.
Bet jeigu tavo tas pustuštis stalčius, tu jį turi pridėti. Nes tas, kas yra tuščia, norisi, kad būtų pilna. Tai mūsų tos patirtis, to, ko mums trūksta, tai visą laiką ir pasako sielos formulė. Turi šešiabalės planetas, pamiršk, gyvenk jomis ir džiaukis. Nes praeitą gyvenimą gerai nugyvenai ir dabar atsinešiai pilną lagaminą, ne? O jeigu, pavyzdžiui, praeitą gyvenimą nelabai gerai nugyvenai ir vieno tuščia, ir kito tuščia, tai būk mielas padirbėti tada šį gyvenimą ir pridėti, kad jisai būtų pilnas. Ir aš visą laiką sakau, kad nebūtų gėda. Kai jau tu išeisi iš čia, kad tau ten nebūtų gėda. Nes jeigu privoksi tuos pilnus stalčius arba kažkokiu tai kitų būdų tu juos pridarysi, tai paskui, kai ateisi, kai visi sako, prie dangaus varto, ne, tai tau bus labai gėda už tą, kad tu čia taip pridarei visko. Tai gal sielos formulė, aš jau kaip visiems visą laiką sakau, kaip aš ją išmokau ir važiavau atgal namo, mano galva buvo kvadratinė. Aš sakau, dabar toks vaizdas, kad aš turiu tapti davatka ir visiems pasakot, kad jie gerai gyventų, kad nedarytų blogų dalykų. 10 Dievo įstatymų, ne? Visi pasakyta, ką reikia, ko nedaryti, kad būtų blogai. Tai ir aš sakau, aš pati tai nebuvau tam tokia labai dora ir tokia labai gera, ne? Tai aš pati dar tokia pasiutus buvau. Tai aš sakau, tai kaip dabar į mane žmonės žiūrės, kad aš jiems visiems sakysiu, dabar turi daryti tą ir tą, dabar turi daryti tą ir tą. Ir kažkaip buvo labai keista. Bet paskui žmogus pasverčiasi, aš kažkaip nežinau, aš dabar, pavyzdžiui, visiems sakau, būk savimi, jeigu atsikėlė iš ryto, tau skauda galva, o taviškis dar kažką bamba, sakau, jeigu nori tą lėkštę mest ir mesk, bet jeigu tu nutylėsi ir nieko nepasakysi, tai sakau, tau vakarė galvas skaudės. Esmė kokia, kad visą laiką reikia būti savimi ir visus mokinu. Tai jeigu tu buvai pasiutus ir būk pasiutus, bet pasiutus tu, pavyzdžiui, būni labai gerų darbų pridarai. Vaiką ištraukė iš degančio namo, pasiutus buvai, nes tas, kuris geras žmogus, gal bažnyčios sėdės, o tu įėjai pro degantį namą, bet tu tą vaiką ištraukė iš to namo, ne? Ir padarai tokių labai gerų dalykų. Tai kiekvienam duota ateiti su kažkokia patirtim ir patirtim. Ir, pavyzdžiui, pas mumi užrašytos sielos formulės yra užrašytos planetos. Jeigu jos yra ne mėlynos o raudonos, vadinasi, čia jau tavo patirtėlė. Tu jau atėjai jos Ir kitą kartą žmogus ateina kokių 5-7 patirčių. Ir aš visą laiką sakau, kad tu prisidaręs buvai praeitą gyvenimą, kada tiek turėsi kentėti. Tačiau dvasiniam pasaulyje yra truputį kitaip. Kai mes ateinam čia gyventi, mums iš karto parodo. Patemsi, va tiek, tai aišku. Tai dar vieną tada patirtį pasiimu. O tai dar šitai patemsi, tai aišku. Ir vienas yra labai toks įdomus posakis, ne? Vaikšto jauna siela po dangų ir Dievui sako, noriu į žemę. O Dievas sako, imk veidrodį ir žiūrėk į save. Vaikšto ta vienus metus siela žiūri į veidrodį, ateina pas Dievą, sako, viskas. Jau atsižiūrėjau, aš daugiau nenoriu tą veidrodį žiūrėti. Dievas paėmė veidrodį ir metė į žemę. Jis įsibirėjo į mažyčius skutelius. O sako, eik dabar susirink. Tai va čia pas mumi lygiai tas pats yra. Mūsų sielos keliaudamos per gyvenimą renkasi kažkokias patirtis. Ir jeigu, pavyzdžiui, prisiemi sunkią patirtį, tai žinau, kad esi labai stipri siela. Nes silpnai sielai tokios patirties niekas neduos. Nes jinai nepaveš, jinai numirs. Kitam žmogui, pavyzdžiui, artimo netektis, jisai paskui į karstą gali gulti. Nes jam sunku bus, ne? Tai tik tai stipri siela, jau praėjusi ne vienas patirtis, gali pasiekti tokias sunkes. Tai toks irgi, aš visą laiką sakau, nereikia juoktis iš tų, kurie kitą kartą ateina čia pasidžiaugti, ne? Jisai gimsta geroj šeimoj, karalių kokiu nors, ne? Turtingoj, baisiausia šeimoj, ir jisai čia ilsisi. Tai jeigu žiūrėti iš dvasinio pasaulio, jam turėtų būti gėda, kad jisai ateina be jokios patirties. Nes realiai, jeigu sielų pasaulyje žiūrėtume, ne? Tai mūsų kiekviena patirtis, pati sunkiausia, kaip aš sakau, jau ten, kuri atrodo, kad jau tikrai neįmanoma pakenti. Tai sielai, tai arba suvalgyti labai sūrų patiekalą, arba pipirų daug pridėta. Va tokio lygio. Mes čia atrodo mirštama, ne? Ir mums visą laiką sako, neverk dėl savo to kūno. Taigi tu eini, čia kita automobilis. Va šį, sako, gyvenimą įlipa į šitą ir tave veža. Sako, kitą gyvenimą gausi kitą automobilį. Tai kam tau jo rūpintis, nes vis tiek iškės. Ir sako, kas pas tave liks, tas, kas yra viduj. O viduj yra siela, jinai nemirtinga. Jinai vaikšto iš gyvenimo į gyvenimą ir renka patirtis. Ir jau kai turi tiek patirčių, kai Dievas gali pats susikurti savo pasaulį. Tai va tuo mes truputį ir skiriamės visi vienas nuo kito, nes gal jau dabar garsiau pradėjo visi kalbėti. Anksčiau, tarybų laikais, dar apie bažnyčią bijo kalbėti, tai ką pakalbėsi apie kažkokius tai dvasinius dalykus. Ir po truputį aš matau, kad jau
kitaip pasakysiu, į šį pasaulį ateina labai stiprios sielos. Jau ateina. Tai jeigu gimsta vaikai, kurie praeitą gyvenimą buvo labai stiprus šventieji, labai stiprus kokie kunigaikščiai, kurie labai kovojo už, kad būtų tiesa. Aš visą laiką sakau, pasakose yra labai įdomiai parašyta, kad mongolų orda atkariauja ir tam bagatariai tokie pasiėmė, tai kažkokią vieną mongolą aplink galvą suka ir jisai, tokie teisingi, ne, kad dėl savo tėvynės pakovoja. Tai ateina tos sielos ir, kaip aš sakau, ir mes jau atėję pakeisti šitą pasaulį. Tai nekalbėtume, jeigu nebūtų leista. Leido kalbėti, tai ir kalbam tada, taip. Išgirdu tokį dalyką, labai įdomu, dar matau, čia yra jau klausimų, tik dar noriu savo paklausti, nes aš galiu. Išgirdu tokį įdomų dalyką, sielos formulė, jinai kažkaip yra susijusi su praeitais gyvenimais. Taip. Va čia man truputėlį toksai, mes tai kaip realiai dabar, kurie esam šitame gyvenime, nelabai atsakingi už tai, ką mes padarėm praeitą, mes nauji ar ne atėję? Mes nežinom, ką mes padarėm. Jeigu kalbėti dabar jau apie dvasinį pasaulį, truputį viskas greičiau sukasi. Jeigu anksčiau, pavyzdžiui, prieš 100 metų ateidavo mūsų protėviai, tai ką jie pridarydavo, kentėdavo jų anūkai. Prieš 50 metų atėjo mūsų tėvai, ką pridarė, kenčia vaikai. O dabar atėjo, jau siela atėjus, ką pridarė, kenties pati. Todėl visą laiką sakydavo, kad tie protėviai prisidirbo, tai kenčia anūkas. Tai kodėl aš turiu kentėti, jeigu jisai negeras buvo, ne? Kaip pavyzdys. O dabar jau atėjo tas laikas, kad labai greitai viskas sukasi. Ir dabar jau ką prisidirbai, tai tam pačiam gyvenime savo ir atkentėsi. Tai gal teisingiau, nes šiandien dienai tikrai, kitą kartą sakau, dėl savęs negaila, ne? Bet jeigu jau tavo vaikų kažką padarė, tai jau taip širdis suveikia. Tačiau mūsų visas pasaulis sukasi labai greitai ir dabar jau mes kentėsim už savo klaidas. Tai va. Ar, žinant savo ir vyro datas, sužinojus, ar ne, savo formulės ir galima rasti atsakymus, norint pagerinti gyvenimą? Čia labai aktuali tema yra santykiai ir ko gero čia pasaulį ir veža tą meilę ir kartais tikrai susitinka sielos, kokios čia tada susitinka. Ar darote jūs tą suderinamumą tarp santykių, tarp vyro, žmonos ir galbūt žinoma, žiūrėk, kiekviena formulė yra parašyta ir kiekvienoje formulėje yra parašyta, kokia tam berniukui moteris labiausiai tinka ir koks tai mergaitė berniukas labiausiai tinka. Yra jau parašyta nuo pat mažų dienų, savybė tokia, ne? Tai, pavyzdžiui, jeigu darom vaikam kažką, tai visą laiką pasakau, mama sakau, jeigu tu rinksiesi ten pačią gražiausią ir pačią nuostabiausia, tai sakau, jisai su jie negyvens. Žiūrėk, ta, kuri protinga. Nesvarbu, su klišakoja, su ausim kokia nukritusia, bet jisai su tokia gyvens. Ta, kuri bus akiračio praplėtimas, jį trauks į gyvenimą. Tai šitas yra parašyta, bet kas įdomiausia, jau dabar, pavyzdžiui, tie, kurie nežino, ne, apsivedė, jau daug metų gyvena, buvo tokių labai įdomių dalykų. Ateina pas mane ir sako, žinok, sako, jaučiu, mano vyras manęs nemyli. Kas, sako, ten pas tave darosi, žinai. Sako, eik tu, sako, aš jam, sako, jisai atsigula, aš, sako, prie jo prieinu, galvą padedu, jisai, sako, mane taip gražiai atstumia. Atsikeliu iš šito, sako, aš jį apsikabinu, kad jau pabučiuot, jisai mane, sako, taip gražiai atstumia. Ir tai iš tikrųjų labai daug reiškia, nes šiandien dienai, jeigu tavo saulė yra vienam ženkle, o mėnulis, pavyzdžiui, yra Vėžio ženkle, jeigu mes turim mėnulį Vėžio ženkle, mes galėtume apsikabinti vieną kitą po obelėm ir medituoti, kol numirsim. Nes toks yra mėnulio ženklas, kabintis, gražiai turėti. Ir, pavyzdžiui, yra vienas toks labai įdomus variantas buvo. Pas mamą mėnulis yra vandenio ženkle, o vandenio ženklas metras turi būti nuo jos oras. Kadangi niekas prie mane neprilyskit, man metro laisvės reikia. O vaikas turi va tokią formulę Vėžio ženkle. Ir tas vaikas ateina pas tą mamą, bėga, kabinasi, o jinai sako, jisai lipa ir lipa ant mane, jisai lipa ir lipa. Todėl, kad taip yra, reikia žiūrėti, pavyzdžiui. Ir šiandien dienai bent jau truputį, kaip aš sakau, jeigu renkasi kažkas kažką, ne, jau šiaip jau yra. Aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kad siela pasirenka kitą kartą, nes nebūna taip, kad jau labai priešingybę pasirinktų. Bet jau jeigu atėjai, tai turi žinoti, ką su tuo daryti. Nes, pavyzdžiui, yra pasakyta, kiekviena tavo planeta už kažką atsakinga. Jau jeigu Saulė atsakinga už tai, kaip tu atrodai ir kaip tave visi kiti priima,
tai mėnulis atsakingas už tavo vidų, ką tu nori ir kaip tu nori, pavyzdžiui, kad būtų. Tai kitą kartą labai durna būna, kai ateina siela tokia žemiškų ženklų, ne, kuri nori po truputį, kad būtų viskas gerai. Nu, pasakysiu kitaip. Saulė mergelė ženklė. Tai naudinga, kad jinai būtų naudinga ir dažniausiai mergelė ženklo ateina tarnauti. Tai tarnauti, tai toks geras pavyzdys ligoninės seselė arba slaugytoja, ne? Ir jinai tarnauja, jinai naudinga visiems, jinai džiaugiasi, jinai jei kitam paimti ten basoną iš vyro ir išplauti yra katastrofa, ne? Jeigu, o jai gerai, jinai patenkina, kad jinai naudinga, kad jinai kažkam tai gero darbą padarė, jinai džiaugiasi. Bet jos vidus, pavyzdžiui, turi liūto ženklą, o liūtas nori būti karalium. Po jachtas plaukiot, majotas su raudona ikra ir jisai daugiau nieko nežino. Ir jos vidus nori šito. Tačiau išorėje niekaip negali pasakyti. O kas jai kitas paduos, jeigu jinai nepasakys? Pavyzdžiui, aplinkui vaikšto gal ten tie sesučiai, kaip aš sakau, ne, berniukai, ir jie mato, tai jie kaip tik dar tokį naudingą darbą padaro, gal jie kažkam tai šalia jos padovanoja kažką tai, bet jau jie tai neperka ir po jachtas ją nevežioja. Tai va tokių dalykų yra. Ir yra kitas dar variantas. Labai būna dažnai, kad žmonės turi tą savo mėnulį su Saulė, bet tai dar nėra pagrindinis dalykas, nes dar Saulė mėnulis kitą kartą, nu vis tiek, galima padirbėti. Kaip aš sakau, jeigu, pavyzdžiui, matai, kad tavo ten jaunikaitis labai bus lėtas, nu tai žinok, sakau, kad visą gyvenimą tu už jį į parduotuvę turėsi eiti. Eisi? Tai eisiu, kokios šio problemos, sako. Bet jau kai paskui persisuka per metus, ne, taigi jisai nė karto nenuėjo į parduotuvę. Taigi sakiau, kad tu turėsi eiti, nes jisai lėtas. Tai, bet čia dar suderinti galima, jeigu vienas greitesnis, kitas lėtesnis, čia viskas gerai dar, ne? Bet yra kitos planetos. Yra, pavyzdžiui, Marsas, kuris atsakingas už greitą aistrą. Arba ten, kur viskas priklauso, pavyzdžiui, su automobiliais, su duriamais, pjaunamais visais įrankiais, ne? Ir jeigu tas Marsas stovi tokioj orbitoj, kuri ten sako, kad ne, pas mane į mano orbitą atėjęs, gali tik tai gražiai kažką tai daryti. Aš tau neleidžiu, nei su kažkaip muštis, nei ten plėšytis, niek neleidžiu. Tai toks labai irgi įdomus variantas yra, kai ateina Marsas į Veneros orbitą, o jinai sako, jeigu nori dirbti su tokiais įrankiais, tada būsi juvelyras. Kitokio varianto aš to nesuteikiu. Tai bet visokių tokių dalykų yra ir prisiderinti tai galima, tik tai visą laiką irgi parodo. Jau jeigu ten, pavyzdžiui, mes visi žinom, taigi stichijos, vanduo, ugnis, žemė, oras, ne? Nu tai jau jeigu ten tavo Veneros vienoj stichijoje, tai žinau, kad viskas bus gerai, bet kitą kartą, jeigu, pavyzdžiui, tos abidvi Veneros ir tavo Marsai ugnies, tai gali būti tokie uraganai visur. Tai sakau, reikia visą laiką aš visiems liepiu ieškoti harmonijos. Pavyzdžiui, kiekviena planeta, ta, kurią atsinešiai, jinai turi irgi 3 variantus. Būna žemiausio lygio, viduriukas ir aukščiausio lygio. Kaip, pavyzdžiui, paaiškinti, ne? Jeigu vėlgi mergelės ženklas, atsinešiai mergelės ženklo Merkurijaus planetą, tai sakau, laikykis vidurio. Tu nebūk tas perfekcionistas, kur nupjauni žolę, o paskui dar su žirklėmi eini aplink medį, kad dar palyginti. Bet sakau, nebūk ir nevaleika, kur pas tave po 2 metų pisos dėžutės sudėtos, ne, ir nieko nesitvarkai. Tai visą laiką turi būti tas aukso viduriukas. Žuvies ženklė, kas yra. Aš sakau, nebūk ta devatka, kuri nuo rytoj keliais aplink bažnyčiai, bet nebūk ir prostitutė. Nu, laikyk to virš aukso viduriuko. Nu, visą laiką, laikantis aukso vidurio, visą laiką rasi išeiti, kaip išeiti iš bet kokios situacijos. Tu klaus klausimą, nes aš kai užsikalbėsiu, tai paskui nebus kada įdomių dalykų. Klausimų turim. Kokia sritis apima sielos formulė? Sritis. Visas. Nu, pavyzdžiui. Bet į sielos formulė ką apima? Jinai apima visas sritis. Sielos formulė pasako. Viską absoliučiai pasako. Apie žmogų nuo pačių intimiausių dalykų iki pačių materialiausių sugebančių dalykų. Nes pasako, kam naudinga tas sielos formulė? Ir pasako, kokie tu gabumą turi išvystyti savo, pavyzdžiui, gabumus. Ar tapti prezidentu, ar tapti tik tai kokiu ūkininku. Bet, sakykime, pati ta sielos formulė, ne? Ar jinai apima sritis, bet ką gali čia kaip klausimą kažkokį paklausti? Sakykime, kaip orakulas. Žiūrėkit, yra 12 planetų ir 12 orbitų. Ir yra centrai. Tai vat
2000 variantų, kaip jos gali su viena kita sueiti ir kažką daryti. Mes savo gerai pasakojam, mes savo formulėje, jau pasakiau, turim Saulę ir Mėnulį. Tai Saulė priklauso, mes kaip atrodom, kaip mumi priima, Mėnulis atrodo, kas mūsų viduje ir ko mes norime. Ne? Turim Venerą ir Marsą. Venera parodo, kiek pinigų turėsi mergina vyrui, merginai, Marsas parodo vyrą ir koks tu aistringas būsi ir koks greitas visur kitur būsi. Dar turim tokias planetas, kaip Jupiteris ir Saturnas. Tai Jupiteris yra didžioji laimė, jinai atneš ten, kur jinai stovi, jinai praplečia tą ribą ir duoda daugiau. Jeigu ateina į ribą, kuri yra negera, praplečia ir tą, nes, pavyzdžiui, vėlgi prieina prie mergelės ženklo, ten 6 būsto riba, kaip aš sakau, ne? Ir ten yra skolos. Tai jeigu ten ateis Jupiteris, jisai praplės tas skolas. Ok, viskas gerai, ne? Nu, tai jisai ten, kur papuola, jisai praplečia. Tai jeigu tu buvai labai naudingas, nes mergelė yra labai naudinga, ir jeigu tu buvai labai nuolaidžiavai, tai jisai praplės tą ribą. Jeigu tik tai slaugiai vienoje ligoninėje, tai dabar visose 3 slaugytoje dirbsi, nes praplės tau tą ribą. O yra, pavyzdžiui, Saturnas, tai piktas tėtis arba nelaimė ir sako, jeigu jisai atsistojo toj vietoj, kur ten, pavyzdžiui, vaikų zona, gali vaikų neturėti, arba gali gimti tik mergaitės, berniukų neturėsi niekada. Tai yra dar šitos planetos, kurie atneša, o kita atima. Bet būna taip, kad, pavyzdžiui, praplečia mokymo zoną, kad jau mokinsiuosi, tai čia bus jau aukso moksliukas, ne? O, pavyzdžiui, atima vaikus. Tas atima vaikus, tai dar čia irgi dar išsisukantis variantas, nes tas, kas parašytas sieloj formulėje, viską galima, visus kampus nugludinti. Tai yra pasakyta, pavyzdžiui, turi vien tik tai mergaitės, ne? Pagalvo, kodėl. Todėl, kad gal su vyrais buvo netoks santykis, gal su tėvu buvo netoks santykis, gal su broliu. Kol nesudarysi gerų santykių, bet ir turėsi tik tai mergaitės, berniukai negimus. Nes kažkur tai yra, kaip čia sakyti, padėtas peilis, ne, tegu būna, perkastas griovys ir tu negali nieko daryti, kol nesutvarkysi ir visą laiką grįžti, sutvarkai, tai, pavyzdžiui, grįžti ir sutvarkai. Kaip eina planetos visos visų ratu, jos kitą kartą pasidaro raudonos, retrogradinės ir grįžta atgal. Tai va dabar visiems galiu pasakyti, šiandien pas mums pasikeitė ženklai ir mes turim jauną Mėnulį. Tai jau čia nereikia niekam nieko sakyti, visi per jauną Mėnulį sugalvoja kažkokius norus ir mėnesį į priekį galvoja, ko čia užsimanyti. Ir rytoj, šiandien sakysiu, 11-20 pasikeičia Jupiteris, pasidaro raudonas ir jisai pradeda eiti atbulas. Ką daro raudonos planetos? Jos visos eina sutvarkyti to, ko nedadariau. Tai dabar mes visi galim sugrįžti į tuos santykius, kurie pas mums buvo prasti ir va dabar sugrįžti ir sutvarkyti. Ar piniginį santykį, ar mamos su vaiku santykį, ar kolegų santykį. Gal kažkada kažkam pasakiau, tai va dabar yra gera proga sugrįžti atgal, atsiprašyti ir sutvarkyti. Tai va kiekviena raudona planeta duoda galimybę atsiprašyti. Nes jeigu, pavyzdžiui, esu abinas ir piktas, tai man atsiprašyti, nežinau, gal tik tai po 2000 metų galėsiu, nes man sąžinė neleidžia atsiprašinėti. O va tokiom momentais yra nedaug ten laiko, šiandienai turim iki lapkričio 24. Tai va visiems sakau, galite grįžti ir kažką tai padaryti, tas, kas buvo nedadaryta. Tai va visos planetos, jos duoda galimybės ir jos tuos visus kampus gali nušlifuoti. Jeigu tu prieš 20 metų, pavyzdžiui, buvai vienoks, tai po 20 metų tai gali niekas net pažinti, nes jeigu tu žinai, kur griūsi ir jeigu matai, kad tam padėtas, ten tau kažkokia tai skylė, tai per 15 metų gali maišą užkišti tą skylę ir griūsi tada ten, kur tau reikia. O ar vandenis sueina su Vėžiu? Žiūrėk, dabar reikia žiūrėti, vandenis ir Vėžys tai yra tik tai Saulės 2 planetos. Kur stovi jų Marsai, reikia pažiūrėti, kur stovi jų Veneros. Ir svarbiausia, tai reikia žiūrėti, iš tikrųjų, kaip visos planetos atitinka. Nes jeigu žiūrim, pavyzdžiui, sielos formulę, centrinės planetas. Ir jeigu centrinės planetos vienodos, okei, jūs sugyvensit. Bet jeigu centrinės planetos skirtingos, tai bent jau pirmojo orbitoje bus vienodos. Tai tada sugyvensit išvažiavę iš namų. Tai dažniausiai būna taip. Vyras su žmona dirba nuo ryto iki vakaro, o paskui susimeta vaikus ir važiuoja kiekvieną savaitgalį kur nors. Ir ten sutarė. Namuose, tai kuo greičiau vienas kitam į darbą išeiti ir nesusitikti. Tai būtų geriau, kad vyras dirbtų nuo ryto iki pietų, o žmona nuo pietų iki vėliausio vakaro. Kad, taip yra. Tai tada jau jie kelionėse bent jau nesipyksta ir sutarė.
galima gluminti tuos kampus ir ten galim pasakyti, ką reikia daryti ir jie išsiglumins ir namuose sugyvens, bet visur taip yra. Ir niekada, aš sakau, horoskopas pats, jisai realiai nieko nepasako, reikia žiūrėti viską bendrą. Sąsaja tada, dažniausiai jau jeigu saulės, ne, yra vandenis ir vėžys, yra ne priešprieša vienas kitam, yra oro stichija ir vandens stichija, ne, tai dabar reikia žiūrėti. Jeigu oras, čia gali būti pasakų kabintojas makaronų ant ausų, ne, vanduo, lauks, atsibos. Ir vandens yra 3 būsenos, ne? Vanduo gali būti sušalęs ledas, tai būsi šaltas, kaip ir nekreipsi dėmesio, gali būti garai, kurie kyla į viršų, tai čia gali būti narkotikai arba dar kas nors, arba būna karštas vanduo, purslai, ne? Tai būna alkoholis. Va tau 3 variantai. Jeigu tas vandenis, jisai oro ženklas, kaip aš sakau, kritikuos kiekvieną dieną, tai gali būti sušalęs ledas. Jeigu bus dar kažkoks blogesnis variantas, bet gali viskas maišytis. Tai kai gimsta žmogus, jam yra pasakyta, bus taip ir taip, ne? Bet kitą kartą, pavyzdžiui, per visą gyvenimą, truputį jau, jeigu siela visas patirtis atlieka, tai tada dar gali prikrauti papildomų. Tai gali būti tokių variantų, kad, pavyzdžiui, atsineši tą savo sielos formulę ir nežinai iš kur čia išlindo kažkoks tai vienas aspektas, kuris niekada netrodė, kad jisai bus toks blogas, ne? O jisai įlindo ir viskas. Ir tada ieškai būdų ieškoti, nuo ko prasidėjo, kodėl čia toks įvykis atsitiko. Ir visą laiką išsiaiškini, visą laiką atrandi, dėl ko tai viskas buvo. Ir visą laiką dėl kažkokios menkiausios dalelytės, drugelio efektas, ne? Kažkada tai šaukštuką neišploviau, o po 20 metų, prašau, turiu kažkokį tai aspektą, kuris ten vos neduri į širdį. Yra tai. Dar klausimas. Vandeniams kada pagerės gyvenimas? Žiūrėkit, dar kartą sakau, vandenis yra tik tai vienintelė saulė. Saulė kitą kartą gali būti vandenio ženklė, vienintelė saulė, o visos planetos būti, pavyzdžiui, skorpione. Ir tada aš sakyčiau, kad jūs ne vandenis, o skorpionas, nes būna labai retai, kad, pavyzdžiui, per visą ratą mūsų zodiako yra įsirikę visos planetos, ne? Nes vienas dar įdomus dalykas, kaip aš sakau, kiekviena būrėja, kiekviena astrologų, visi, absoliučiai, kuris kažką tai tau bandys paaiškinti, žino, kad kas 7 metus keičiasi gyvenimas. Visa 7 metai ir kažkaip pasikeičia, 7 metai ir pasikeičia. Tai nuo 0 iki 7 metų mes esam avino ženkle. Ir tas avinukas, tai va tas tikrai tikras avinukas, kuris su ragais nori kiekvienas duris atidaryti. Jisai nieko negalvoja, nes jisai dar mažiukas. Jisai iki 7 metų su nieko nesišneka, jisai tik tai žino, kad kur reikia eiti ir kur reikia baksnuoti su galva, kad atidarytum duris. Jeigu žiūrim nuo 7 iki 14 metų, čia yra jaučio ženklas. Ir jaučio ženklas yra atsargus. Jisai tada atsirenka jų savo draugus, su kuriuo eisi ir draugausi, jau čia tokios kompanijos mokyklose pasimato, kas su kuo draugauja. Ir iki 14 metų čia tokie savo atradimas, su kuo aš būsiu, kas su manim draugaus, kas mokykloje pas mane bus mano suolė sėdės. Ne? Nuo 14 iki 21 metų yra dvynio ženklas ir čia reikia mokintis. Tai va čia vadinasi mokintis. Nuo 21 metų iki 28 yra vėžio ženklas kurti šeimą. Ir va čia ir kurti šeimą, ir gimdyti vaikus, ir būti šeimos, maitinti juos, būti šeimos galva. Ne? Nuo 28 iki 35 yra liūto. Liūtas nori visko, kad būtų gerai. Ne? Ir čia atsiranda kažkokie pomėgiai, hobiai. Jau vaikai biški paauginti, einam į hobius. Nors čia dar yra toks variantas, kai būna iki 38 metų, kitą kartą 35 metų pasigimdo vaiką. Tai tas vaikas būna toks perliukas. Jeigu visi gimė 19-18 metų ir ten jas močiutė augino, tai va šitas 35 gimęs jau bus tavo vaikas ir tu jį žiūrėsi kaip į perliuką. Va tokį jau ne tai, kad tavo hobi, bet jau tavo daiktas. Čia yra, kaip aš sakau, galima parašyti knygą ir jinai taps bestselleriu. Galima nutapyti paveikslą ir jisai kabės kažkokiam geriausiose dailės salonuose. Tai va čia yra padaryti kažką tai tokio, kad būtų tas perliukas tavo gyvenime. Nuo 35 iki 40, ne taip pasakiau, nuo 35 iki 42 metų duota rutina. Yra mergelės ženklas ir jisai sako, pastatyti namą, pasodinti medį, pagimdyti vaiką. Ne? Tas yra toks posakis. Jeigu iki 42 nepagimdėjai, nepasistatėjai ir nepasodinai medžio, tai tu čia niekas. Ne? Tai va tas rutininis darbas. Bet čia dar yra svetimi priešai.
tokia, kur atsiranda jau, ne? Ir čia jau skolos yra irgi, gal įlenda į šitą visą ženklą. Ir 42 ir 49 metai yra santykių zona. Kodėl anksčiau man visą laiką sakydavo, pasakodavo močiutė, kad vyras išgyvena iki 42 metų ir viskas, išeina iš šeimos ir palieka tą šeimą. Tai kodėl palieka tą šeimą? Todėl, kad 42 metai ateina į santykių zoną ir viskas, jam reikia keisti partnerius. Nebūtinai, gali tas partneris būti biznio partneriai, gali jisai būti, tavo šeimos narys, ne? Arba jau tada susieina santuoka ir jinai labai stipri tampa, arba va čia va išsimėto nuo 42 iki 49. Nuo 49 iki 56 metų skorpiono zona yra. O skorpionai tai dar toks labai įdomus ženklas jisai, ne? Vat jeigu apie skorpioną, tai sakau, jeigu nori pasakyti apie skorpioną, geriau nesakyk nieko. Nes taip, geriau nieko nesakyti, nes skorpionas gyvena iš kitų baimių. Tai jisai ateina, visus gali ateiti, suintriguoti, sukritikuoti ir žmogus, kai ant tave pyksta arba jisai ten bando kažką, jisai tuo gyvena, čia jo maistas yra. Tai vat skorpionas yra požemių valdovai visi ir viskas, kas čia yra su mirtim susiję, su mirtim, su didžiausiu paslaptim, kas yra po žemėm, to, ko mes nežinoma, ne? Tai va čia va prasideda, supranti, arba lindimas į sektas kažkokias, tai į ten, kur tu nori sužinoti kažką, tai arba yra tų finansinių ryklių zona, kur tu sėdi didžiausiam holdinge ir tu uždirbi pačius didžiausius pinigus. Tai va tokia šitą zoną, tai va čia sakau, jau gali arba į finansus lysti, arba pradėti ieškoti kažko tai ir lysti į kitą pusę visai. Nuo 49 iki 56 metų yra zona, kuri reikia praplėsti save. Čia yra praplėsti akiratį, bet praplėsti akiratį taip, sužinoti apie kitas kultūras, pasidomėti ten, kur kažkas yra. Ir mes visą laiką juokdavomės, kad, pavyzdžiui, užsienyje, ne, amerikonai dažniausiai pradeda keliauti į užsienį. Tai gal mums buvo po 30 metų, ten po 27. Ir kai mes matydavom, kad 60-mečiai keliauja, sakau, tai jau jam numirti reikia, ko dar jie čia keliauja kažkur, tai ne. O jie tik tai, bet pas mumi ir būdavo, kad pensija irgi apie 56-60 metų išeina į pensiją ir tada jau gali keliauti, ne, jau tada sau leisti. Tai va čia va ta zona, kaip aš šiokiuosi, sužinoti apie kitas kultūras, pamatyti kitą pasaulio dalį, sužinoti, kur kas yra kokia religija. Jeigu žiūrim nuo 56 iki 63 metų, čia yra tokie dėdukai, kaip aš sakau, dėdukai, kurie jau žiūri savo anūkus, jau jie prižiūri, jie tokie, tvirti, tikri dėdukai, ne? Arba čia kitas variantas gali būti, kai Diogenas bačko įlindęs. Jisai nori atsiskyręs būti, man nereikia man anūkų, man nieko, aš noriu būti vienas, va turiu būtuką, įlindau ir viskas, aš ten gyvensiu, man daugiau nieko nereikia, man čia labai gerai ir aš čia labai laimingas. Tai ir čia tokių, senelių arba tokių atsiskyrėlių senelių. Nuo 70, kiek ten metų dabar buvo, nuo 65 iki, vienu žodžiu taip, nuo 70 iki 77 metų, šitie 7 metai. Vandenio ženklas. Vandenio ženklas yra laisvė. Bet čia išprotėjusių tokių, kaip aš sakau, išprotėjusių mokslininkų, nes visi mokslininkai, kurie kažką tai atrado, tai būtent šio ženklo, arba jie turėjo centre šitą planetą, arba jau paskui, sakau, nuo 70 iki 70 metų. Arba čia prasideda tos senosios meilės. Kažkada pirmoji klasėje kažkokią buvau įsimylėjęs ir čia prasideda tos meilės, kai senas dėdas sugalvoja, kad jam reikia susirasti kažkokią bobutę, kuri buvo kažkada su juo ir tikrai prasideda paieškos. Tada sugalvoja, kad čia buvo jo pirma meilė ir ten reikia kažką tai daryti. Iki 70 metų išprotėjusių dėdukų toks zona. Nuo 77 iki 84 metų žuvies ženklas. Šiaip jau žuvies ženklas, kas gimėt žuvyse, ne? Yra 12 horoskopo ženklas ir jisai jau 100%. Jūs atėjote jau pagrindinę kažkokią patirtį atlikti ir viskas, keliaujate į kitus pasaulius. Daugiau neužsiliksit žemėje. Tai visi žuvies ženklo žmonės atsinešė kažkokią tai, ne pačią lengviausią patirtį. Jau tikrai jie atėjo kažką tai padaryti paskutinį savo ir iškeliauti. Jau viskas, jie tada keliauja kitur ir jiem bus neįdomi žemė daugiau niekada. Tai žuvies ženklo atstovas yra medituoti, išgyventi, jie altruistai, jie, pavyzdžiui, žmonės, kurie ateis, pamatys, kas blogai, sugers visą tą blogį savyje ir paskui išmedituos kažkur kitur. Tas ženklas, kuris, kaip aš sakau, visi motinos Terezės, visos motinos Terezės, tikrai,
jisai ateis į ligoninę, palaikys už rankos kažkam tai, ne, ir jisai paskui kentės, jam bus sunku. Jeigu, pavyzdžiui, skorpionas atėjęs specialiai gels, kad jisai ten ant tave rėkt pradėtų, nes jam reikia tuo maitintis, tai žuvies ženklo žmogus atėjęs, jisai išklausys tave, tu jam gali išsipasakoti ir jisai tavo visą bėdą paskui jau išgyvens pats savyje. Tai va čia va, aš kaip sakau, visą laiką, priprasti prie žemės, nes jau keliauji kažkur tai kitur, tai čia turi. Kitą kartą, pavyzdžiui, guli labai ilgai patale žmogus ir niekaip negali išeiti. Tai va čia šitas, va ta zona, kad turi kažką tai padaryti, kažko nedadaręs, kažko neišpildęs, kažkokią savo svajonę arba dėl to, ko atėjo, tai yra labai dažnai susitaikymas, ne? Su ko nors susitaikymas ir žmogus nenumiršta, kol nesusitaikė. Ir jam viskas, jisai susitaikė, sekančią dieną viskas gerai, jau galiu numirti. Ir jeigu žiūrim paskui, jau nuo 84 iki 91 metų, nes anksčiau niekas nežiūrėjo. Dabar jau kažkaip mes pradedam ilgiau gyventi ir aš kitą kartą sakau, mes jau turėsim žiūrėti iki 150 metų, kaip nugyvensim, kas ten bus. Tai čia vėl tie avinukai, kaip aš sakau, kai reikia durim atsidaryti, tai eina, lūžta kojos, lūžta rankos, kadangi jau nestiprios ir tikrai jau jeigu ten kokia močiutė nugyveno, tai eis į parduotuvę, būtinai nugrius, būtinai susilaužys ranką, nes kaulai jau netokie tvirti ir vėl keliaujame su ratu. Tai va, tai kas 7 metai keičiasi, bet vien tik todėl keičiasi, kad į kitą ženklą einam, o kaip ir sakau, kitas ženklas turi savo kitą poziciją ir mes pagal jį turim kažkaip įgyventi. Iš tiesų klausimai tai pasipylė. Ar vandenis sueina su liūtu? Ar jūs girdit, ką aš sakau? Jeigu man pasakysit, kur jūsų mėnulis, kur jūsų Venera ir kur Marsas, tada 100% pasakysiu, sueina ar nesueina. Taip, iš tiesų klausimai jau kartojasi ir aš matau, Jurgita rašo, kad registracijos nuoroda neveikia, tai iš tiesų, kas norite registruotis su kodu milijonierių ir gauti sielos formulės nuolaidą, rašykit man asmeniškai, aš jau paskui nukreipsiu ten, kur reikia. Ir dabar labai įdomų klausimą matau, kurį aš jau senai noriu, tik tai laukiu, kol mes pabaigsim šitą labai įdomią vietą. Ir dabar klausimas Rasos. Kokiom sielom gimsta vaikai su negale ir kodėl? Čia yra toks dvigubas variantas. Vienas variantas, jisai ateina tėvams, pas tėvus. Nes tėvai turi tokią patirtį ir kaip, jeigu jisai tėvas turi tokią su mama patirtį, kaip gimti vaikui normaliam tada, ne? Tai visą laiką sielos kitą kartą ateina susitarę. Ir mes, kai einam, pavyzdžiui, šitą reikarnuotis, tai niekada nebus tavo artimiausi žmonės, kurie yra artimiausi. Vat vaikai, kitą kartą mamos, tėvai, jie yra ėję kartu su tavim per visus gyvenimus. Ir ten gal kada buvo mokytoja, gal kada buvo kažkoks kitas mokytojas, gal kada buvo. Labai dažnai atėję dabar vaikai, žinot, ką pasakoja, sako, aš buvau tavo mama. Ir aš tau leidau viską daryti, kodėl tu man dabar nieko neleidi? Nes ta siela, pavyzdžiui, labai greitai gali, jinai tikrai gali vaikščioti kur nori, kaip nori ir jau atėję sunkią patirtį patirti, sielos susitarė. Kad, pavyzdžiui, einam, aš dabar būsiu, pavyzdžiui, arba kitą kartą būna žudiko, irgi reikia patirties. Kitą kartą dvasios eina susitarę, aš dabar ateinu, būsiu žudikas, o kita reinkarnacija atvirkščiai, kad mes patirtume patirtį, bet kad mes susitarę būtum, kad mūsų vienas kitam, kad nebūtų paskui gaila. Tai negalę turintis vaikas ateina arba pas tėvus, nes jie tokią patirtį turėjo ir jie irgi atėjo susitarę, arba kitą kartą ateina pats praeiti jau nuo gimimo tokią patirtį. Ir tai va 2 variantai būna, arba tėvams tokia patirtis duota ir jam reikia praeiti, arba jisai pats tokios patirties norėjo ir jisai turėjo praeiti ją. Bet kaip ir sakau, tokią patirtį atėję sielos yra labai stiprios, jau jie po 1000, po 15 000 reinkarnacijų gali turėti. Kam tos patirtis reikalingos? Kodėl jos eina ir kolekcionuoja per gyvenimus, tos patirtis, kam to reikia? Jeigu jau žiūrėti visą tą pagrindinį dalyką, ne, tai dvasių pasaulyje nėra nei laiko, nei ribų. Bet ten yra labai neįdomu. Ten, pavyzdžiui, gali gyventi, viskas gerai. Viskas priklauso dar nuo tokio lygio, kiek tu tų patirčių praėjai ir kokių patirčių praėjai. Ten dar taip susloksniuota aukštės, ne, kaip aš sakau. Ir būnant žemiausiam aukšte, tu negali patekti į viršų. Tai jeigu, pavyzdžiui, tu gyveni požemį, o nori užlipti į patį viršų, kur ten linksma muzika groja, tu negali. Nes tada turi praeiti patirtį, kad patektum į 2 aukštą. Ir su kiekviena patirtim tu jau gali keliauti 1 aukštų į viršų. Bet būna taip kitą kartą, kad pamiršo siela, ko čia atėjo, o gali būti, kad jau jinai tenai norėjo nuo kokio 15 aukšto lipti į 16, o būna taip, kad nukrenta į kokį 8.
nes pamiršo, ko čia atėjo, sugalvojo, kad čia jam gal bus visai nerūpės ir pragyvena, bet kitaip pasakysiu, pas mum yra angelai sargai, mes kiekvienas turim angelą sargą ir kiekvieną kartą angelas sargas tau kiškoja parodyti, kur tau reikia eiti. Visą laiką. Todėl aš sakau, stebėkit ženklus, vat kaip aš pasakau savo istoriją, stebėkit, jeigu sutapimas yra, tikrai tau padėta, va čia ant lėkštutės eikti ir daryk. Tai kitą kartą būna labai staigi mirtis. Nu, tokia, kur atrodo niekas nesitikėjo, sveikas žmogus, ne, arba ten kokia staigi avarija, arba nu šiaip paima. Būna taip, kad angelai sargai išplėšia žmogų iš šito gyvenimo, kad jisai dar daugiau nenusižemintų, kad nenukristų iki pirmo ir antro aukšto, nes jau tada, supranti, jam bus labai sunku vėl per naują keliauti į viršų. Ir yra toks irgi posakis labai įdomus. Ne tik žemės pasaulis yra daug pasaulių, kur gali reinkarnacijas praeiti sielose, ne? Bet, pavyzdžiui, žemė yra labai greita patirtis. Man, pavyzdžiui, tokį pavyzdį davė, sako, duodu tau stiklinę ir išmedituok troškulį. Kiek turėtum, žiūrėdamas į stiklinę, medituoti, ne? Bet žemėje atsigėri ir žinai, kas yra tas troškulys. O dvasių pasauliui, tu gali ten medituoti milijoną metų, medituosi ir neišmedituosi, nežinosi. Tai, bet žemės yra planeta, kur labai greitai patirtis galima praeiti. Tai visi sielos eina, pavyzdžiui, per vieną įsikūnymą praeiti kokias 5, 4, kad kuo tik tai daugiau. Daugiau praėjau, aukščiau atsiradau. Kažkaip va taip mistiškai skamba. Tai jau niekur nepakeisi. Bet dar kartą sakau, jau mes galime apie tai kalbėti ir girdėti. Jau tai daugiau yra kalbančių, daugiau kažką tai darančių, daugiau žmonės retrituose būna, daugiau medituoja, daugiau visi kažkaip apie tai kalba. Anksčiau, pavyzdžiui, nebuvo neleista tai kalbėti ir mes nekalbėdavom. Tai kitaip pasakysiu, kiekvienas žmogus turi kažkokią tai savo tą griniausią tikslą gyvenimo, ne? Tai man reikia kalbėti ir visiems sakyti, kad taip yra. Tai aš gal prieš kokius 5 metus netaip drąsiai kalbėjau ir netaip drąsiai jau, bet aš pamačiau, kad per 5 metus labai daug visi pradėjo labai plačiai apie tai kalbėti ir jau dabar nesu tas vienintelis karys, kuris tik apie tai kalbu, nes anksčiau tai gal psichiatrinę paguldyto, ne žmogų, kuris pradeda apie kažkokią tai... Sielas ten kažkokias... Jau dabar tai daug kalba ir kitaip sakau, prabunda tos sielos, kurios atėjo dėl to. Ir kadangi jau jos prabunda, jos prisimena, o kaip jas prabudins, jeigu jos nežinos apie nieką, ne? Tai va, ačiū, kad pasikvietė, kad pasakojam ir žmogus gal tikrai niekada, aš ir pati, aš juokiuosi, sakau, prieš 15 metų, jeigu man kas nors būtų pasakę, tai aš ten būčiau jį 3 kartus pasiuntus į visas eilės, kur ten galima ir sakyčiau, eik ir lauk savo tos eilės. Bet va, keičiasi ir pati keičiuosi. Ar galima sužinoti, iš kur atsiradusios baimės? Galima. Jeigu reikia vėlgi žiūrėti, kur planetos yra ir kokiose orbitose jos ir dėl ko tą baimę įvarė. Ne? Tai jeigu, pavyzdžiui, yra labai tokių įdomių dalykų, ne? Pavyzdžiui, visos baimės, tai čia, sakyčiau, yra svarstyklių ženkle, yra duotybė tokia, ne? Arba aš būsiu žmogus, kuris prisitaikėliu būsiu, nes atėjo viena valdžia, kepurę nusėmiau, užsidėjau kitą ir tada einu. Tai tokiu prisitaikėliu ir paskui tu gimsti būti, pavyzdžiui, kariu. Didžiu kariu, o praeitą gyvenimą dar galėjau, ne tokiu prisitaikėliu būti, bet lysiu į futliarą ir prabūsiu, kol čia pasibaigs viskas, ne? Gal ten vėl karas baigsis ir tada išlysiu ir tada vėl žiūrėsiu, kaip ten viską daryti. O gimsti kariu, va tuo didžiuoju, kur tu negali tai būti. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu ateini, matai, kad mušasi vyrai, tai aš sakau, turi įeiti į vidų ir pasakyti, kad atstotų vienas nuo kitų, nes galios tai turi, bet baimės jausmas, nes nežinau, ar tą galėčiau padaryti, bet vieną kartą pabandytum, matytum, kad išsilaksto iš šonus nuo tave ir nebūtinai ten muštis, ne? Bet tu juos išskirturi. Tai sakau, blogiausių variantų jau policijai paskambinti. Negali pabėgti nuo tokio įvykio. Tai va čia specialiai būna duota tokia, supranti, patirtis, kad praeitą gyvenimą buvai visiškai vienokio, o dabar jau kita duota, supranti, į kitą pusę. Tai baimė yra, nes aš jeigu žinočiau, kad galiu praeiti per virvę tarp uolų, tai gal ir eičiau, bet aš net nebandau, nes aš bijau, pavyzdžiui. Tai čia kiekvieną kartą visos baimės yra duotos, bet reikia labai žiūrėti planetas. Nes kitą kartą, pavyzdžiui, įvairiausių yra, iš tikrųjų tai įvairiausių yra ir baimė nelygi. Aš kitą kartą, ir tau gal tą pasakau, jeigu padėta 30 cm lenta ir jinai padėta va čia va kambaryje, ne? Nesvarbu, 9 metrų gali būti. Aš atsistosiu ir pro ją praeisiu, bet jeigu jinai padėta tarp 2 devynaukščių ir aš ten matyčiau, kad galima, aš neičiau. Va tai baimė, kokia baimė, pavyzdžiui, yra, ne? Nes
kitą kartą mūsų galvoje tos visos baimės yra ir gal kažkada ateityje dar kitą papasakosi mane. Aš prisimenu labai vieną, labai man įstrigusi palyginimą, tai buvo apie lėktuvą, apie kelionę lėktuvu ir tą baimę mirti. Bet jeigu galima, kad išgirstų ir mūsų žiūrovai, nes tikrai aš matau, kad mūsų žinios čia, šiame eterėje tikrai daugam į naudą. Esmė kokia yra. Visą laiką, kaip aš sakau, ieškok išeities ir visą laiką tu ją rasi. Bet būna taip, kad charakterio savybės neleidžia šito padaryti. Kaip ir dar pasakoju, jeigu esu Marso orbita, aš neatsiprašysiu nieko, aš greičiau į nosį duosiu, negu prašymą priimti, negu atsiprašysiu. Taip jau yra, ne? Bet gyvenant su laiku, kaip aš sakau, deimantas būna geras tik apšlifuotas. Nešlifuotas deimantas niekam nereikalingas. Tai mūsų tas apsišlifavimas, jisai labiausia, didžiausią vertę turi. Tai yra pavyzdys, važiuoji, skrendi lėktuvu ir pasako, kad nedaskrisi iš to iki tos vietos, dar 8 valandos, bet 100% kažkur tai nugriūsi, variklis neveikia, išbėgo tepalai, vienu žodžiu problemos. Tai irgi 3 variantai yra. Gali ten laužtis į lakūnų duris ir bandyti juos užmušti, nes jie kalti, kad nesužiūrėjo. Gali melstis atsisėdęs, kad jau čia bus viskas labai blogai, verkti, kad jau tavo paskutinė kelionė. O gali pasiėmęs pašnekovą, išpasakot savo visą gyvenimo istoriją, nes, kam daugiau išpasakosi, žinai, kad nedaskrisi. Tai jisai išgirs ir viskas, ir amen, yra būdu mirštam. Ir dažniausiai būna taip, kad tie, kurie labai lengvai save veda, ir būtent tie 2 žmonės, kurie vienas kitam išpasakojo savo visą, jie ir liko gyvi. Visi nedaskrido, o jie liko. Tai visą laiką sakau, ieškokit aukso viduriuko. Pati net nedarau taip. Aš, pavyzdžiui, aš tikrai labai daug situacijų, kur visiems pasakoju, kaip reikia daryti, o pati, ir vėl ant to grėblio užsilipau. Bet taip yra. Tai aš sakau, labai lengva pasakyti, bet kai pačiam reikia padaryti, tai sunkiau. Bet kokiu variantu ieškokit aukso vidurio. Ir kuo daugiau būsi reikalingas kitiems, ne? Dar kita tokia istorija yra. Čia lėktuvas tai lėktuvų, bet pasakojo, kai žmonės, kurie buvo ištremti į Sibirą, jie visi ėjo keliu ir vienas žmogus pasiėmė šuniuką. Buvo. Tai tam šuniukui davė paskutinius savo trupinius, jisai pats nevalgė, o tam šuniukui atidavė. Ir kai jau jie sukrito miegoti, nes užėjo didelė audra, tai jie tik dviese su šuniuku ir liko gyvi, visi sušalo. Tai aš sakau, jeigu pasirūpinsi kitu, žinok, kad niekada tave nepaliks. Iš tiesų įkvepiančios tokios istorijos. Ir dar mes turim klausimų. Kristina klausia. Jeigu jau atrodo gyvenimas gerai padaužė ir paskui, kai jautiesi jau silpnas, atsiranda žmonės geri kažkur aplinkui, ne? Ir gali būti, jog siela pati pritraukia juos jausdama, jog jų mums reikia. Taip. Čia užtenka ir saulės. Galiu irgi pasakyti tokį dalyką, ne? Nes, pavyzdžiui, kiekvienas mūsų zodiako ženklas yra kažkam tai skirtas. Tai jeigu, pavyzdžiui, mano tą, ką visi mane mato, kad aš tik tai muštis noriu, tai ateis tas, su kuriuo aš turėsiu muštis. Ateis, nes jeigu aš norėsiu melstis, kitas yra toks labai įdomus dalykas. Aš dar gal prieš kokią tikrai 20 metų pasakoju šitą istoriją. Sakau, pas mumi kažkokia nesuprantama gyvenimo būdas. Sakau, jeigu ateini į troleibuso sustojimą ir sakau, pradedi melstis, ne? Kad, visi, kad geri būtų. Tai sakau, tau čia pajudini ir tikrai psichiatrinį išveš. Bet jeigu tu ateisi ir visus matais, batais iš eilės tam pradėsi siuntinėti, dar toks pagėręs gerai, tai visi tai dėmesio nekreipiant, nes, normalu čia kažkaip. Taigi čia taip, mes pripratę, eina toks viskas kaip ir čia gerai, ne? Tai tas, kuris ateina matais, batais rėkdamas, tai tikrai atsiras vienas, kurį pakratys ir suras padėti vietą, ne, kaip aš sakau. Tai jisai prisiprašo irgi. Tas, kuris meldžias, irgi suras žmogų, kuris nusives į pamaitinti. Kiekvienam kažko tai reikia. Ir jeigu tu esi skorpionas, tau nerasi kam įgelti, tai paskui iš vidaus save labai kankinsi. Ir tada vidų įėsi, save išėsi iš vidaus. Tai reikia žmonių, kuriems reikia įkasti, nes jie irgi atėjo to patirties tokios. Ir mes visi labai susiję vienas su kitu. Jeigu vienam reikia maisto, tai kitas tikrai turės vandens. Ir vienas pas kitą ateis. Dabar turim Eglės tokį klausimą, tik aš nežinau, ar įmanoma jį atsakyti. Noriu paklausyti, dažnai sapnuoju mirusius, ką tai reiškia? Ar čia įeina į tai? Įeina. Įeina? Čia vėl reikia žiūrėti. Galbūt yra, pavyzdžiui,
planetą ir būtent vėlgi tam pačiam Skorpione, nes tai viskas atsakinga už visus požymius. Ir tai yra, pavyzdžiui, sielos, kurios turi labai didelę galią. Kitą kartą, pavyzdžiui, yra jėga, tai, pavyzdžiui, Marsas, avinas turi jėgą. Jisai eis, stums, kol dastums. O skorpionai, tie, kurie, pavyzdžiui, jau yra požemių valdovai, jie turi galią, jei tai pasižiūrės ir tau lieps padaryti ir tu pats padarysi. Tai kitą kartą būna labai stiprus sąsajis, ne? Ir ta labai menka riba iš subtilaus pasaulio. Kitą kartą, pavyzdžiui, tikrai labai jau daug taip yra. Mažas vaikas vaikšto iki 5 metų, tai tikrai jie mato dvasias visas aplinkui. Sako, ten dėdė kažkoks stovi kampe, ten dar kažkas, tai jie su namu pasišneka, kad su kuo čia kalbint, su namu pasišnekėjau, čia namo dvasia irgi yra. Kiekvienas, bet koks daiktas turi savo dvasią. Tai mes kažkada ateisim iki tokio lygio, kad bus protinga geležis. Tai jeigu, pavyzdžiui, jau kalbant ant 1000 metų į priekį, ne, tai kai šiandien pasakytum, kad kompiuteris, ne, tai paklaustų, ar protingas kompiuteris, nes geležis gali būti irgi protingai, jinai gali susikomplektuoti, pavyzdžiui, iš kompiuterio pasidaryti automobilių, iš automobilio pasidaryti kažkas. Čia tikrai utopija ir tikrai dar labai labai tiesiai. Bet ateis tas dalykas, ne? Tai irgi labai, labai mažytė tokia riba su dvasiniu pasauliu. Jeigu kažkada tai susitariai galbūt, būna artimos dvasios, negali pernešti, ne? Nes būna labai tokie prisiminimai dideli. Jeigu tu pragyvenai savo visą gyvenimą normaliai, atlikai savo visas užduotis, ką turėjai, tai išeini iš šito pasaulio ir kitą kartą, kai ateisi, visiems sakysi, aš niekam nieko neskolingas. Nes tu taip jautiesi, tu atlikai visas patirtis, padarai, ką tau reikėjo ir jau kai dabar ateini, viskas gerai. Bet jeigu tu ten turėjai tokių blogų nukrypimų iš šono, kaip aš sakau, ateina iš 15 aukšto, nukrenta į kokią 8 ir jam labai blogai nebūna, tai realiai ten dar toks yra sustygavimas, ne? 2 variantai gali ateiti. Gali ateiti tie, kurie tave, dar yra koks vienas dalykas, dar nepasakiau apie visas planetas, kalbėjau, yra karminis mazgas, o yra juodasis ir baltasis mėnulis. Tai yra angelas sargas, baltasis mėnulis, o va juodasis mėnulis, tai yra, aš sakyčiau, neapykanta, yra viskas, kas yra pačio blogiausio ir tas velniukas, kur žmogų kažką tai gundo daryti, ne? Tai labai dažnai va šitam būtyje gali ateiti pas tave, pavyzdžiui, tas blogiukas, ne, ir tau liepti ten ką nors padaryti, pagundinti. Ką tu ten, imk kokį ten mašiną ir važiuok, ne, kaip pavyzdys, beleką, arba ten apriekite, arba padaryk, tą, ką tu nenorėtum, ne, jisai išgundo tave. O gali būti, kad ateina labai aukštos sielos, va tie baltieji, ir jie tada tau irgi kažką tai nori pasakyti, gal tu kažko neprisimeni ir tau jie ateina pasakyti. Tai noriu pasakyti, kad irgi tik tai stiprios sielos žmonės gali šitą matyti, nes, pavyzdžiui, tie, kurie jauni, jiems 100 metų, jie dar čia nepatyrė, jie šito nieko nežino. Tai jeigu pasidomėtum, tai esi labai stiprios sielos, nes tas subtilus pasaulis jau stipriom sielom jisai nėra svetimas. Tai va, Eglė, stiprios sielos esate. Jurgita klausia. Jurgitos ilgas klausimas, bet tikrai aš manau verta būtų jį atsakyti. Į kiek kūnų gali siela reinkarnuotis vienu metu? Aš esu sutikusi žmogų, kuris nėra panašus į mane, bet jaučiau, kad energetiškai mes lyg ta pati siela. Bet net nebuvom draugė su ja, o daug kas sakydavo, kad ji labai primena mane, bet nesupranta kuo. Tai kam toks jausmas, kad siela atpažįsta tą pačią. Aš taip pat nesenai sutikau moterį, kuri labai turi panašią sielą kaip mano draugė. Toks jausmas, kad ji šalia buvo, o ne ta svetima moteris. Va čia toks įdomus, gilus klausimas. Ar viskas aišku? Aišku, viskas. Dažniausia. Jau būna taip, kad jeigu šiandienai dar išgirstume tokį posakį, vidinis mano aš, arba aukščiausiasis mano aš, kažkaip va taip yra tokių jau mokymų, yra tokių tiesų, kur kalba mano aš, tas aukščiausias aš. Tai būna toks variantas, kad dvasiniam pasauliui yra tavo dvasios pagrindinė dalis, o reinkarnuojasi, pavyzdžiui, 30-50, kitą kartą nedaugiau negu 30%. Irgi priklausoma nuo to, kiek tu ten tų patirčių turėsi padaryti, ne? Tai irgi čia labai toks subtilus klausimas. Jeigu kažkada tai gyvenime, kažkada tai buvo sutarę su kažkuo, tai kad išeisit ir yra liepsnojančios sielos, kurios ateina irgi dviese,
viena kitą pažįstančios, praėjusios kartu visus įsikūnijimus ir jos labai jau artimos. Ne? Tai dažniausiai nebūna iš vieno įsikūnimo į du. Dažniausiai nebūna, bet būna išimčių. Šiaip labai retai. Nors čia su sielos formulė tai nieko bendro nesusiję. Tai čia net ne iš šitos jau pusės klausimas. Aš šiaip labai domėjausi visokiais dalykais. Tai man va šitą žinau, kad 30% gali ateiti, bet kad 2 kartus vienu metu neužtektų tada dvasiai atgal sugrįžti. Taip, dabar dar Kristina turi klausimą. Taip. Ar tiesa, jeigu miręs žmogus, kai kviečia tave per sapnus, nereikia atsakyti kvietimą ir ignoruoti, nes jis gali tave pasikviesti pas save? Aš jau nežinau, ar tai jau susijęs su jau sielos formulė, bet ar tu nori atsakyti šitą klausimą? Galiu atsakyti, kaip aš galvoju. Ne? Čia gal šiandien dienai nėra tokių pačių, yra gal pas mumis išminčiai guru kažkurie, tai kurie tik tuo užsiima ir jie gal galėtų išsamiau užsakyti. Ne? Bet kiek aš žinau, kad nereikia bijoti. Nes jeigu tau nėra tai parašyta, o sielos formulė yra parašyta, kada tu ten turėtum kur eiti ir ką daryti, tai nemanau, kad reikia bijoti. Tik tai priklauso, kas ateina. Jeigu ateina ten dėdukas, kuris buvo pats mylimiausias pasaulio žmogus, o jeigu ateina kažkoks tai, kuris tau ten buvo patėvis, kuris mušė ir nenori visai tu net jo matyti, tai tada taip reikia atsirinkti. Labai smagu, kad nesupratau čia Valentinos. Nematyti žodį, nes neaišku, čia turbūt kas. Koeficientas 5,5, čia kai kur. Dabar dar yra labai toks skirtingas dalykas. Tibete kalba vienai. Pavyzdžiui, Izraelį kalba kitaip. Kiekvienas tikėjimas truputį turi kažkokių tai nukrypimų, ne? Ir kiekvienas, pavyzdžiui, pasakoja kitokį biškį. Bet viskas keliauja į ten pat, pavyzdžiui, visos išmintis, visi, pavyzdžiui, pagrindiniai posakiai, viskas labai atitinka. Tai vienoje religijoje yra, kad 50% ateina, o 50% gali likti ir būti ten. Tai priklauso dar taip, kokios religijos ir ką tu klausai. Smagu, kad patinka mūsų laivas, kad yra naudos. Ir noriu dar kartelį paminėti, kad su kodu Milijoniere, būtent pas Rūtą, galite sielos formulę gauti konsultaciją su 25 € nuolaida. Tai tikrai siūlau pasinaudoti. Čia iš tiesų ta formulė vieną kartą gyvenime daroma, jinai viena vienintelė ir jinai nekintanti, ar ne? Jinai yra tokia, kokia yra. Taip, jinai nekis niekada. Tik tai gali būti, kaip ir sakau, tokių situacijų, kur, pavyzdžiui, žiūriu 20 metyje, ne? Ir matau, kad 56 metų bus egzaminas. Ir aš sakau, pagal šiandien dieninę visą situaciją, tai turėtų būti tas ir tas. Bet jeigu jinai per tą iki 56 metų, šiandien dienai jai 20, o iki 56 metų ištekės 3 kartus ir, kaip aš sakau, papuls į visokio lygio indus, tai 56 gali truputį pasikeisti tą, ką sakiau. Jeigu sakiau, kad, pavyzdžiui, nugrius ir susilaužys koją, tai gali būti, kad, pavyzdžiui, nugrius ir nusibrozdins koją, o nesusilaužys. Bet kaip pavyzdys, vis tiek nugrius dėl kažko. Tai yra truputį, gali būti pakeitimai. Bet čia tą, ką interpretuoja irgi. Tas, kas yra parašyta šiandien dienai. Ne? Tai jeigu, pavyzdžiui, pas vieną, dažniausia kaip būna, ne? Marsas kitą kartą parodo tikrai su vyru tą egzaminą. Bet kitą kartą, pavyzdžiui, Marsas gali būti tavo automobilis. Tai, pavyzdžiui, yra 2 variantai, ne? Gali būti, kad tu prarasi artimą žmogų, vyrą, o gali būti, kad bus avarija. Tai dar kiekvienas įvykis turi savo eigą. Smagu, kad dalinatės. Šiaip iš tikrųjų tai laivas į pabaigą. Visiems labai ačiū, kad dalinatės šitą informaciją, ne tik jums skirta, bet galbūt per jūsų tą pasidalinimą pamatys daugiau žmonių, kuriem labai aktuali šita yra tema. Ir negali žinoti, kaip jūsų pasidalinimas gali padėti kitiem pakeisti savo tą gyvenimą. Tai visi, kas norite sielos formulės, tikrai rašykite man asmeniškai, nukreipsiu ten, kur reikia. Ir būtent Rūta jums sudarys ir pasakys, ką ir kaip ir kada čia tie egzaminai ir su kuo gyventi, į ką žiūrėti, kokią sritį pasirinkti. Ir dar toks vienas klausimas, man pačiai labai įdomu, tik nežinau, ar į tą temą.
Nežinau, ar klausimas į temą, bet ar yra įmanoma sužinoti savo mirties datą bent apytiksliai? Įmanoma, tik tai esmė kokia, niekada niekas nesako jos, bet visą laiką pasako, kad kai bus šitas egzaminas, iš lovos nesikelk ir su gripu iki parduotuvės neik, nes tai bus tavo paskutinė kelionė. Tai įspėjimą visą laiką pasakai. Įspėjai, kad nusimato toks dalykas, tai jau arba kitą kartą, pavyzdžiui, nebūtinai ten senatvės laukia, ne? Kitą kartą, pavyzdžiui, žiūri dar visai pakankamai jauną moterį ir matai, kad vyrui gali būti bėda. Tai tada pasakai, kad kai ateis, ten po 5 metų nebandyk išleisti mašiną niekur važiuoti. Be tavęs. Nes su tavim nieko neatsitiks, o, pavyzdžiui, be tavęs atsitiks. Ir dar čia visai neseniai turėjau tokią labai įdomų dalyką. Sako, verslas, kaip nesiseka, sako, neįsivaizduoju, sako, ką daryti. Sakau, o tikrai šitą tai mokinausi ir šitą labai puikiausiai žinau. Žinau, kad žmogus vienas užsiminėjo kilimais liktai, jisai kilimus pardavinėjo, bet čia jau mokytas man pasako šitą istoriją. Sako, tai tu įsivaizduoji, tuos kilimus turėjo nepardavinėti brangiausioje pasaulyje, ten kokiam centre, ne, kaip pas mumi Akropolėje arba dar kažkokie tai prekybos centrai, o sako, turgui. Ir sako, ko jisai pardavinėjo brangiausiose centruose, jam nesisekė, o kai tik nuvažiavo į turgų, sako, iš karto, sako, pradėjo prekybą, sako, vystytis ko puikiausia. Tai irgi netgi kitą kartą būna parašyta, kad kokiu būdu reklamuotis. Ar ten geriau į televiziją, radiją, ar geriau, kaip aš sakau, sarafanąją radiją iš lūpų į lūpas. Nes gali sumokėti be galo daug pinigų, o vis tiek nepadės. Tai, daug tokių labai daug pasufleravimų visų yra, labai daug, bet labai daug nuo mūsų priklauso. Jeigu aš būsiu blogas žmogus, ne? Jeigu ten tikrai būsiu blogas, keigsiu visus, niekam nepadėsiu, ten į koją nekišiu pinigus dėl savęs, tik tai mylimojo, tai gali būti taip, kad, pavyzdžiui, atims tos pinigus, nes labai iš senų dalykų, labai žinau, kad žmonės taupydavo, dėdavo į kojas ir kai keitėsi pinigai, jie liko beverčiai. O tuo metu, kai žmogus taupės, jis sakė, mano anūkai mylės mane už pinigus. Ir gaunasi taip, kad atima. Dėl to, kad tu negalvotum, kad už pinigus tave mylėti reikia, keiskis, mokinkis kažko tai būti, kad tave anūkai mylėtų ne dėl to, kad tu pinigų turi. Tai tokių irgi labai visokių dalykų yra įdomu. Aš matau mūsų labai daug žiūrinčių, mielieji, ir jūs neužmigot. Ar dar jūs čia parašykit pliusiuką, parašykit, ar jums įdomu šitos temos, ar reikėtų dar papildomai kartoti ir dar papildomos tos informacijos jums. Rašykit, nematau dar nieko. Va, klausimas. O kokia kaina tos informacijos? Pati sielos formulė šiandien dienai kainuoja 75 eurus. Bet jau jinai tokia išsamesnė. Jinai tada pasižiūri dar truputį ir sąsąją su vyru, sąsąją su vaikais. Nes labai dažnai pas mane būna karmiški ryšiai. Arba vaikai ateina kaip kokie angelai sargai pasaugoti. Arba, pavyzdžiui, su vyru gali turėti karmišką. Tai būtinai jau tada turi peržiūrėti šitą visą, nes tavo sielos formulė be to mazgo išnarpliojimo nieko nereiškia. Bet jeigu norit, pavyzdžiui, vaikam, tai yra vien tik tai nukreipimas vaiko. Nes, kai aš sakau, jeigu vaikas ateina su tuo lagaminu, kuriam reikia ant scenos stovėti, šokti ir dainuoti, ne, o jį nukreipia kur nors alpinistų būti arba štangas kilnoti, tai yra visiškai negeras dalykas. Tai kad žinoti, kur vaikų, nes realiai dar koks yra įdomus dalykas. Ta, ką mes patirtį dar turėjom, pavyzdžiui, pagrindinę patirtį, bet karmiškas mazgas, kuris yra, ne. Iki 30 metų tu gali naudoti tą lagaminą patirties ir su juo eiti. Ir tau nieko blogo nebus. Bet jeigu po 30 metų tu jį naudosi, tai jau bus ne evoliucija, o degradavimas. Ir jau tavo siela, kai ateis tam prie dangaus vartų, labai verks, kad tu tai pasielgiai ir pasinaudoji to, ko negalėjai naudotis vėliau. O iki to 30 metų tu, pavyzdžiui, atsinešiai vokalo balsą. Tai leisk tą mergaitę dainuoti. Nes jinai nemėgst tau kažkokių tai gražių servetėlių ar kažko, jinai dainuos, jai reikia dainuoti, nes jinai turi gerą vokalą. Bet jau po 30 metų gaunasi taip, kad balso stygos net pasikeičia ir jau negali dainuoti, nes, atima tą dovaną, atima dėl to, kad turi kažką tai kitą nuveikti pasaulyje. Tai, o kokios informacijos reikia sudaryti sielos formuliai? Savo gimimo datos. Ir super būtų, kad būtų ir laikas. Bet kitą kartą užtenka tik tai ir dienos, ir bent jau rytas, vakaras, arba nors idealiai tai būtų tikras laikas, bet tas, kas nežino, jau nesužinos. Mes kitą kartą labai atrinkinėjam, nes kitą kartą turi sielos formulę ir jie žiūri, ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, iš ryto vienokią, vakare kitokią, tai žiūri maždaug kokiais įvykiais kas buvo. Sakau, ištekėjai 19 ar 20. 20, vadinasi, va ten į aną pusę tada nusikėlė. Bet tokie kažkokie tai tada įvykiai, kurie parodo, kas yra.
Super, tikrai labai įdomi tema, čia pliusiukai ir visokie kiti dalykai, tiesiog nespėjau aš jų visų rodyti, labai įdomi tema ir aš manau, tada mes gal sekančiai temai dar truputėlį plačiau arba gal kaip tik kažkokią tai sritį. Mielieji, parašykit, o kokia būtent sritį jūs domina? Ar tai verslas, ar santykiai, ar vaikai, ar kas dar ten būna? Gal mes tada pasiruoštume kažkokiai tai... Visiems domina, žinai, kas gyvenimo tikslas ir kur mano pinigai padėti. Oi. Čia yra pagrindinis klausimas. Ką aš turėjau padaryti gyvenime, ko aš atėjau ir kur padėtas tas maišas, kur man eiti jį pasiimti. Ar eiti pasiimti į bažnyčią, ar eiti pasiimti į kalnakasybas kokias, kur jisai yra, ar eiti pasiimti gerą vyrą ir tada su visų maišu pinigų. Santykiai. Va, santykiai. Tai gerai, balsuojam. Ar santykiai, ar kur mano sėkmė? Ar ne, pavadinkim tą sėkmė, ar ne, vat, galbūt tą temą. Parašykit, kokia tema sekanti jūs labiau domintų. Ar santykių tema, ar būtent ta sėkmė, kur yra mano talentai ir kur yra mano pinigai. Ar kur yra mano meilė ir kokį vyrą man pasirinkti. Bet kas, širdis ar sėkmė, ar protas? Čia jinai labai susijus vienas su kitu, jeigu taip atvirai. Tai čia galima tokią vieną bendrai įtraukti ir tą. Nu, žiūrim. Taip, santykiai, sėkmė. Sėkmė. Santykiai, meilė sau, santykiai, sėkmė. Kur mano sėkmė? Nu, taip, reikia, kur mano sėkmė? Taip, sėkmė. Aha, jau čia žiūrėk. Aš paskui, žinokit, skaičiuosiu. Ir paskui pasakysiu, kuri tema nugalėjo. Sėkmė. Ai, žinokit, jau viskas pirmauja. Sėkmė, talentai, santykiai. Viskas įdomu, sako. Viskas, Lina sako, įdomu. Nu, gerai, čia kuri bus pirmesnė tada, mes gal šitai padarom. Gal aš šiaip tai pats svarbiausias gyvenimo turėtų būti gyvenimo tas tikslas. Bet tai tas gyvenimo tikslas, jisai kitą kartą būna užrašytas karminė mazge. Ne? Tai vat karminį mazgą paruošim kitam kartui be sielos formulės, kad būtų datos ir maždaug, kad žinotumėt, jeigu tokią datą nuo tokios iki tokios gimėt, kad pas jumi tai yra. Nes tai labai daug priklauso ir nuo savo sėkmės, ir nuo savo partnerio. Jeigu jūs praeitą gyvenimą, kaip aš ir sakau, buvot namų šeimininkė, ne? Gauginot vaikus, pas jumi buvo visos šventės, o šį gyvenimą turit būti verslo vadovas, kažkokių tai verslininkų sąjungos, ne? Tai ten ir parašyta, kad jeigu jūs maitinat tuos vaikus, tai jūs turėsit savo santuoką iki tol, kol maitinat vaikus. Nes jeigu paskui nepersikvalifikuos po 30 metų ir neįsit karjeros keliu, o liksit namuose auginti tuos vaikus, tai liksit be šeimos. Liksit gal su vaikais, busit gera mama, bet santykių neišlaikysit. Tai ten, kur yra parašyta jūsų tikslas, yra nuvestas jūsų visas kelias. Jisai ten turi tokius 3 variantus, ne? Ar daeisiu iki to kelio su sveiku vyru, ar su nelabai sveiku, ar su prasigėrusiu kažkokiu, tai ar, yra tie variantai, ne? Bet jie vis tiek nupiešti. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, neini tuo savo keliu, tai paskui, kad prarandi vaikus arba vyrus, tai nekentiek, nes ne tą darai. O jeigu ne tą darai, iš tave atėmė, kad tu suprastum, kad ne tą darai. Tai kitą kartą gali atimti labai daug, kad tu atsisėstum ir pagalvotum. Ir dažniausiai kiekviena mūsų ligoninė, kiekvienas mūsų sustabdymas nuo kažko kito, avarija, kojos sulaužimas, čia yra angelų sargų, žinokit, padėka jums. Ne padėka, o patarimas, kad stok ir pasižiūrėk, ką ne taip darai, nes turi sustoti, tai jeigu dar nesustoji, tai paskui turtą atima, tai paskui jau dar, jeigu turtą atima, tai pradeda jau paskui artimuosius atiminėti. Tai jau blogiausių variantų, kaip aš visą laiką sakau, kai nupjaus ranką, tai tada jau tikrai žinosi, kad ne tą ėmei, ką reikėjo. Tai yra patarimai, kurie... O kitą kartą gali belę ką daryti, tai pikčiausia, kai sakau, matau, kad žmogus negerai gyvena, kad jisai neteisingai gyvena, o viskas jam gerai, viskas gerai, sakau, nežinai, jo vidaus, gal jisai verkia, nes kitą kartą, pavyzdžiui, turėti vien tik tai namą didelį, tai nėra pati svarbiausia žmogaus gyvenime dalykas, ne? Nes turėti namo, neturėti nei vaikų, nei artimo žmogus, kuris tau puoduką paduos, irgi yra kažkoks visai ne ten ta pusė, tai gal reikia žinoti, link kur mumi neša likimas,
kas ten buvo sutarta su juo ir ką aš pasirašiau, kad aš čia ateisiu ir tai padarysiu. Ir paskui nuo to viskas priklauso. Jeigu nesu karjeristė, o vyrui reikia karjeristės ir viskas. Ir tada, nereikia net, jau tada žinau, kad čia parašyta buvo. Taip, jau labai noriu sužinoti savo formulę, kaip mane sudomino užkabino. Rašo Kristina. Kristina, o kam rašyti tiesiog? Man parašyti, o aš jau atsiųsiu kontaktus tos, kurios reikia. Viešai bandėm čia paskelbti, bet neišėjo, vadinasi, taip turi būti, vadinasi, turi rašyti man. Nes ar ne, gyvenimas tengi viskas sudėlioja, ir ne, nepavyko. Pirma transliacija, tarp kitko, mes pradėjom pirmą transliaciją ir mus išmetė iš sistemos. Vadinasi, mes turėjom vėluoti kelias minutės, kad pamatytų tie žmonės, kuriem reikia, kad pamatytų. Tiesiog tokie labai įdomus sutapimai. Ir vėlgi rašo, o kaip greitai sudaroma, tai yra sielos formulė? 4 valandos, tik tai priklauso irgi, jeigu daug užsakymų, tai 2 dienos ilgiau dar niekam neteko laukti. Tai žodžiu, visiems, kas norite sielos formulės su nuolaida, rašote su kodu milijonierė. Pirmą prašykite man, aš nusiųsiu kontaktus ir tada rašot kodas milijonierė ir tada jau viskas eis taip, kaip turi eiti. Ir dabar mes, kaip ir žadėjom, šį vakarą jau mūsų laivas į pabaigą, bet dar kažkas liko neapdovanotas. Vienas iš jūsų, kuris dalinotės, kurie raštė klausimus, visi dalyvavote, be išimties dalyvavote mūsų konkursėlyje, kuris vienas iš jūsų laimės nemokamai sielos formulę. Ir dabar kažką padovanosim. Ir aš tada skrolinu, darom taip, aš skrolinu ir Rūta sakysi stop, gerai? Ir jau kur man pataikys, ten pataikys, gerai? 3, 2, 1, varau. Stop. Tadam. Viskas. Neringa Žygienė. Taip, turim, prašom parašyti man. Dabar patikrinimas, ar vis dar iki galo žiūri mūsų laivą. Jeigu žiūri iki galo mūsų laivą ir per 24 valandas susisiekia su manim, šitas sielos formulė dovanų. Jeigu nežiūrėjo iki galo, ramazino, aš tada po 24 valandų išrinksiu kitą laimėtoją. Duosi pirmai užsisakiusiai. Va, tiksliai, pirma, kuri užsisakiusiai. Nežinokit, viskas. Nepramazino. Viskas, laimėtojas yra, labai džiaugiuosi. Tai iš tiesų mūsų sekanti tema tada bus karminis mazgas, taip? Jisai daugiau apima. Kaip aš ir sakau, jisai pagrindinis tikslas, bet kuris viską nurodo. Kuris į tą pusę parodo, kad dar ir pakeliui tas, kas eina šalia, tai irgi daug yra tokių sutapimų. Gerai, tai ačiū visiems žiūrėjusiems. Didžiausias ačiū Rūtai, kad radai laiko, kad čia mums pasidalinai tokią svarbią informaciją. Aš labai džiaugiuosi, kad mes galėjom taip viešai papasakoti ir jau klausia, o kada bus? Kada Rūta darom? Kada atsiųsi, tada ir bus. Gerai, tai kada bus, sekite milijonierę. Kada bus sekantis, ne? Taip. O kada sekite paprasčiausiai milijonierę projektą. Labai ačiū, kurie po postais komentuojate, kurie dalinatės postais, kurie palaikinat. Paprašysiu tik tai meilės visiems ir nesikapokit ant tose komentaruose. Žinokit, aš viską stebiu. Ir stebėkit postus. Aš jau manau, kad šios savaitės bėgyje bus aišku, kada darysime sekantį laivą ir tikrai laukite, tikrai gausite tos informacijos, kuri yra neįkainoma iš tiesų, kuri keičia gyvenimą labai labai stipriai. Ir Rūtos dėka, ačiū tau Rūta, kad randi tą laiką ir kad daliniesi šitą informaciją. Ir jums, mėlieji mūsų žiūrovai, ačiū, kad žiūrit, kad esate kartu. Ir gal aš norėčiau kokio palinkėjimo iš Rūtos. Ir tom ir užbaigsim. Palinkėjimas, tai būkit geresni. Bet bent jau kažką tai vienu, kaip ir tu sakai. Aš ten stebiu tos komentarus, tai bent jau nesipykite komentaruose, nes jums taip atrodo, kad kiekvienas jūsų pasakytas žodis, dar vieną, kad noriu pasakyti, su norais būkit atsargiau, nes kitą kartą jūsų noras, jeigu tu, pavyzdžiui, imsi į skolą tą visą norą, tu dar neturi tiek jėgos, neturi tos drąsos, neturi
neturi, o pasiėmė, ne, ir tau reikės į skolą atidavinėti visą gyvenimą. Tai čia irgi toks yra dar vienas dalykas, kad žiūrėk, ką parašai, žiūrėk, į kur parašai, nes tavo kiekvienas žodis įžeidimas kitam, pavyzdžiui, ne padėka, ne kažkas, o įžeidimas. Jau yra čia vienas akmenukas į tą daržą. Ir aš sakau, jeigu važiuosi su dviračiu, tai jau tikrai nusibrozdinsi koją, kai nugriūsi. Jau čia nesakau, kad blogiausias variantas, kad nugriūsi ir susilaužysi, bet jau nusibrozdinsi. O reikia, kad nugriūčiau, nusijuokčiau ir toliau nuvažiuočiau. Ir kad man netrukdytų gyventi per gyvenimą. Bet turim žiūrėti vienas kitą. Ir, pavyzdžiui, turim vienas kitam būti naudingi. Turim vienas kitam kažkuo tai būti, kad tau sakytų ačiū. Kuo tau daugiau žmonių pasakys ačiū ir tu iš jų nereikalausi. Tai va čia tuo didesnė tikimybė iš karto iš 8 aukšto patekti į kokį 15. Nes kuo daugiau darbų padarysi, tuo daugiau prisidėsi medalių. Kuo daugiau medalių turėsi, tai atėjęs ten, kur jau tave skirsis, tu ir savo ačiū pasakysi, kad aš nugyvenau gerą gyvenimą. Tai ačiū tau, Rūta, ir iki sekančio pasimatymo. Viso visiems.